tikrųjų laisvė man yra aukščiausia žmogaus vertybė. Ir čia svarbu yra prisiminti, kad vis dėlto svarbiau už elgesio laisvę yra mąstymo laisvė, tai yra nesuvaržytas mąstymas. Ir rizika suvaržyto mąstymo yra tame, kad tu pats nesuvoki, žmogus pats nesuvokia, kad nėra laisvas, kad jo mąstymas yra suvaržytas, ar tai informacinė manipulacija, ar tai yra stereotipiniu mąstymu, ar tai yra klaidingais įsitikinimais ar tikėjimais. Taigi žmogui reikia labai daug išminties, kad suprasti iš tikrųjų, kas yra tiesa ir pasirinkti tas vertybės, kurios tikrųjų yra teisingos. Kitas dalykas, kad laisvė yra atsakomybė, nes laisvai pasirinkdamas savo elgesį, savo mąstymą, tu privalai tuo pačiu prisimti visišką atsakomybę už savo sprendimus. Ir aš šventi šią laisvės dieną kviečiu visus į Gedimino prospektą šį sekmadienį, kovo 11 dieną, 16 val. Aš švęsti būtent laisvės dieną.